Matome, kaip sumontuota išmanioji relė prijungta prie Atlantic šilumos siurblio. Šitą relytė turi tiesiogiai kontaktą su Nord Pool birža ir jinai kontroliuoja siurblio darbą pagal biržos kainas. Kai labai pikas, jinai stabdo siurblį, kai atpinga, jinai paleidžia siurblį. Pajungimas labai paprastas. Pagal schemą turime L kontaktą, žiūrime į pajungimo relytės vietą. Ir svarbiausias, kad yra EX2, kaip ir matotas laidas, oranžinis per vidurį pasijungia. Antras kontaktas. Taip pat buitinio karšto vandens konfiguraciją turime pakeisti į nepiko valandas. Tada dirba pagal laiko. Šilumos siurblį parinktus šilumos siurbio konfiguraciją. Einam į tarifų įvesties konfiguraciją. Ir parenkam Smart Grid. Matom, įėjimas 2.30, tai teisingas.